bendrystės šventę. Džiugu, kad šiandien pirmą kartą skirtingų poreikių ir galimybių žmonės surengė bendrą koncertą Po saule vietos užteks visiems. Šis koncertas yra viena iš Kėdainių kultūros centro vykdomo projekto sudedamųjų dalių. Šį projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Mes tikime, Po saule vietos užteks visiems. Aš matau pasiruošę ir tikrai labai jaunas ir tikrai dovanoju jums visą savo nuoširdumą. Kėdainių rajono paraplegikų asociacijos nariai, jų vadovės Alma Matlevičienė ir Milda Darkauskienė. Mes dainuojam, šokam, grojam, kartais kalbame eilėm, meilės, laimės ir draugystės neišvarstam pakilėm. Mes jums palinkėti norim džiaugsmo, gėrio, išminties, o jei kam prireiks paguodos, jei kas nors pritrūks vilties, dovanos linksmą šypsnį, žodį iš širdies gelmių, dainą, juoką ir draugystę, puokštę džiugesio jėgų. Глазам отписал
Kviečiame ponę Vicemerę. Tai laba diena, brangieji. Aš manau, kad šiandien visi esame laimingi, kai galime būti kartu ir galime džiaugtis vieni kitais. Laikas yra labai gražus. Vasaros pradžia. Iš tiesų naujų galimybių, naujos bendrystės, stiprinimas. Aš galvoju, kad nieko nėra gražiau, kaip žmonės būdami labai skirtingi. Susibūrė kartu ir štai padaro vieną gražų, bendrą, stiprų projektą. Žinau, labai gražu, kai esame čia, kai žiūrime ir klausome širdimi va štai vykstančius pasirodymus. Tačiau aš pagalvoju, kiek daug gražių ir prasmingų akimirkų buvo ruošiantis šiam renginiui. Iš tiesų esame skirtingi, bet iš tiesų galėčiau sakyti, kad esame labai panašus. Panašus tuo, kad patyrė ir širdies skausmus, patyrė džiaugsmus, norime bendrauti, norime dalintis tuo, kad turime savyje, norime džiaugtis vieni kitais. Ir tai, ko gero, yra pati didžiausia vertybė. Todėl šiandien aš noriu nuoširdžiausius padėkos žodžius tarti šių projektų sumanytojams. Kėdainių kultūros centrui, kultūros centro direktoriui Onutei Mikadauskienei, mielai Gintariai Brazinskienei, kuri iš tiesų ir veda šitą renginį, kurios turbūt širdyje kartu su jumis ir gimė šio projekto idėjos ir kiekvienas projekto žingsnis. Aš noriu kiekvienam iš jūsų palinkėti, kad tai, ką atradote, dalyvaudami, remdamiesi šiai dienai, lankydamiesi vieni pas kitus ir dar sekančiose išvykose išlaikytumėte, išsaugotumėte savyje ir pasidalintumėte su kitais. Vienam diena šviesesnė, kitam kita diena mielesnė. Taip ir einame kartu, brangieji, per gyvenimą. Tai kviečiu jūs visus stiprybei, bendrystei ir gerumui. O iš tiesų norėčiau kartu ir padėkoti, įteikdama dovanas. Nežinau, kaip jas įvardinti. Norėjau pasakyti kukles, bet iš tiesų man jos labai brangios. Tai neįvardinsiu nei kokias, kurie iš tiesų prisidėjo, kad šitas reginys, kad šitas projektas gyvuotų ir būtų čia kartu su mumis ir tarp mūsų. Taigi kviečiu Kėdainių rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų organizacijos vadovę Veroniką Gilienę. Taip pat Kėdainių rajono kurčiųjų organizacijos vadovė Ana Vagevičienė. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos vadovė Lina Milinskaitė. Bet žinau, kad šiandien yra jos pavaduotoja Rima Miškatkaitė. Taip pat Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininką Rimandą Dudosą. Pirmą kartą tokioj gražioj šventėj, tokioj salėj nuostabioj ir matyti tokius gražius, laimingus ir besišypsančius veidus. Todėl iš karto aš noriu pasakyti, dėkoju už jūsų gerumą. Dėkoju už grožį, kurį jūs šiandien suteikėte mums. Asmeniškai noriu padėkoti neįgaliųjų draugijos pirmininkui
Rimantui, kuris pakvietė mus į šį renginį. Taip pat dėkoju visiems renginio tiek dalyviams, tiek ir tiems, kurie šiam renginiui atidavė visas savo jėgas. Ir noriu pasakyti, kad turbūt gyvenime yra pati didžiausia vertybė, tai žmogaus bendravimas su žmogumi. Todėl ir sakau, bendraukime, mylėkime vieni kitus ir draugaukime. Na, o mes šiandien nuo savo Garliavinio krašto, tiems, kam tikrai po saulė vietos užteks, o po saulė vietos užtenka ir mažoms skruzdėlytėms, tai jos sunešė tokį didesnį skruzdėlyną, mes atiduosim gerbiamai Gintarei, kad po renginio galėtumėt nors po skruzdėlytės trupinėlį visi paragauti mūsų pyragų. Dėkui Jums už Jūsų gerumą.